sveikinuosi su žiūrovais ir klausytojais mūsų laidoje Laisvės ribos, Grani Svobody. Šiandien viena iš tokių retesnių laidų, kada mes ją vedame lietuvių kalba. Studijoje aš, Edikas Jagelavičius, Geros kaiminystės forumo pirmininkas Baltarusijoje, ir mano svečias kitame laido gale Laurynas Ragelskis, politologas, blogeris, labai žinomas Lietuvoje, ypatingai tarp opozicinių jėgų. Jį dar internete vadina Lietuvis Rubit Pravdu. Sveikas, Laurynai. Sveiki, gyvi. Tai Lietuvis Rubit Pravdu mano lietuviško-rusiško kanalo pavadinimas, o lietuviški kanalai internete keičiasi nuolatos skirtingais pavadinimais ir bent jau kol kas buvo šalinami surinkus bent keletą tūkstančių žiūrovų. Kiek laiko tęsiasi šitas kanalas mano ir lietuviška mano informacijos sklaida būtent YouTube'e, klausimas didelis. Jeigu kažkokių politinių tenai nevyks didelių poslinkių, pokyčių, aistrų, gali būti, kad pagyvensim ilgiau. Tai bet kuriuo atveju džiugu, kad bent jau Baltarusijoje veikia kanalai, žiniasklaidos priemonės, kurios yra neblokuojamos. Nes Lietuvoje yra labai konkrečiai pagal tai, kaip elgiasi mūsų šitie informacijos prievaizdai, labai akivaizdžiai bando visais įmanomais būdais persekioti opozicinius kanalus, opozicinę žiniasklaidą, kur uždaryta bent 15 lietuviškų internetinių svetainių, kad jos negalėtų platinti savo informacijos. O tuos kanalus, kas transliuoja į, pavyzdžiui, YouTube platformą, kas transliuoja Facebook'e, jos irgi pastoviai skundžia, pastoviai persekioja ir bando uždaryti. Taip kad bent jau tada per baltarusišką pusę sugrįžta informacija atgal į Lietuvą. Šaunu, kad baltarusai man suteikė tokią galimybę ir aš galiu transliuoti, kalbėti su savo draugais iš Lietuvos, tai tikrai smagu ir jie manęs tikrai niekom neriboja, aš apie ką noriu, aš apie tą kalbu, jie man neduoda jokias temas, apie kokias aš turėčiau kalbėti. Tiesiog kartais būna ten kažkokiam susirinkime susirenkam, aš matau pats, stebiu ten, sakykime, susirinkimo metu, kokia tema šiuo metu aktuali, tarkim, ten Vokietijos rinkimai, šiuo metu dabar greitai bus Lenkijos rinkimai. Tai tas temas kažkokias karštas, taip sakant, mes ir apšviečiame. O pradėti norėčiau nuo, sakykime, škurnavo interesą. Tai, sakykime, nuo savo, tas, kas mane, sakykime, kažkiek jaudina, tai nuo to VRK posėdžio, kuris vyko vasario 27 dieną ir jisai buvo būtent dėl to atseit, kaip prieš rinkimus, žodžiu, aš, prieš istorijas truputį, papasakosiu. Prieš rinkimus, į Seimo rinkimus, aš susitvarkiau visus dokumentus per internetą galima, oficialiai užsideklaravau kaip kandidatas, Liaudies partijos kandidatas rinkimuose, Seimo rinkimuose. Ir kaip ir viskas buvo gerai, paskui žiniasklaida Lietuvos tą pastebėjo, atseit Vatnikas kažkoks gyvenantis Baltarusijoje nori dalyvauti Seimo rinkimuose. Žodžiu, ilgai nepasakosiu, mane jie iš ten išmetė, nesiskaitydami su jokiais įstatymais, VRK ten, aš taip supratau, ką nori, tą ir daro. Gerai, aš paskui pagalvojau, kadangi aš negaliu dalyvauti tuose rinkimuose, reikia padėti kolektyvui, reikia padėti tiem kitiem žmonėm, kurie tuose rinkimuose dalyvauja. Kom aš galiu padėti? Finansiškai aš padėti negaliu ir netgi turbūt nerizikuočiau tą daryti, kadangi gyvenu dabar Baltarusijoje, paskui žmonės kom nors ten apkaltintų dar. Ir galvoju, informaciniu būdu aš juos palaikysiu, ta prasme, kiek galėsiu, ten laidų įrašysiu, su Mažvydu Misiūnu įrašiau ten gal kelias laidas, su Eduardu Vaitkumi įrašėme irgi ten, man atrodo, porą laidų. Stengiausi informaciniu būdu jiems padėti, kadangi mačiau, jog jie turi apskritai mažai lėšų tiems rinkimams, pas juos labai riboti resursai ir norėjau prie to reikalo prisidėti. Galų gale viskas gavosi kaip visada. Jie po rinkimų jau apkaltino, kad atseit aš Radija Belarus atstovas, kišausi ten kažkaip tai. Žodžiu, juos apkaltino grubiai pažeidus kažkokį rinkimų įstatymą, kadangi jie davė interviu Radija Belarus.
ir jo, grubiai pažeidus. Ir aš kaip suprantu, jie dabar apskritai liktai kaip ir politiniai veikloje negalės dalyvauti. Nu, aš tiksliai šito nežinau, bet iš pres konferencijos, kurią davė Seime, Zigmo Vaišvilos konferencijos buvo sekančią dieną, vasario 28. Ir aš taip supratau, iš Nendrės Černiauskinės atseit jie negalės apskritai politikoje dalyvauti. Tai tas mano geras noras vėl gaunasi kažkam tai, nu, jiem galbūt kažkiek pakeitė. Ir netgi mane paskui Nendrė Černiauskinė dar ten Facebook'e kažkom tai apkaltino, kad atseit aš vos nespecialiai kažką ten diversiją tokią padariau. Tai, noriu visiems žiūrovom pasakyti, čia buvo mano geras tikrai noras padėti rinkimų kompanijai. Tai vat, Laurynai, gaunasi, kad VRK visiškai daro tą, ką nori. Jie kaip nori, taip verčia. Kai, sakykime, Giedrimo Jeglinsko atveju, jie, pavyzdžiui, Giedrimas Jeglinskas tos kompanijos metu davė interviu irgi nacionaliniam, valstybiniam Baltarusijos kanalui. Paskui jis atseit pasiteisino, aš atseit nežinojau, kad čia mane kalbino valstybinis kanalas, bet jo atžvilgių nepritaikyta jokių sankcijų, su juo viskas tvarkoja. O Eduardo ir Vaitkaus ir Mažvydo Misiūno atveju čia baisus nusikaltimas. Kas čia su ta VRK negerai, Laurynai? Gal tu kažkaip tai papasakotum apskritai, kas čia per organizacija ir ką jinai ten veikia Lietuvoje? Su šita organizacija viskas yra labai gerai, Edikai. Tu juos be reikalo kaltini, kad kažką jie netaip daro. Vyriausioji rinkimų komisija tai yra valdžios įrankis tam, kad apsaugoti valdžią nuo visokių bandymų ją perimti iš kokių nors liaudies atstovų pusės. Todėl vyriausioji rinkimų komisija savo sprendimuose visada atstovauja valdžią turinčių, valdžią laikančių šitų mažumos klanų interesus. Tai yra jų tiesioginiai statytiniai, gaunantis iš šitos valdžios savo atlygį, savo šiltą darbo vietą ir labai didelę atsakomybę. Nes šitie mūsų taip vadinami demokratiniai rinkimai, jie yra būtent per vyriausios rinkimų komisijos instituciją padaromi legaliais, jie yra įforminami, jie yra įteisinami. Ir jeigu norima ko nors neprileisti prie rinkimų, štai prašau, jums vyriausioji rinkimų komisija priima savo sprendimus. Jeigu reikia sudaryti sąlygas kažkokias savo kandidatams prastumti, štai prašau, vyriausioji rinkimų komisija keičia balsavimo apygardų ribas, perskaičiuoja, perdalina, pastumdo ir tokiu būdu eliminuoja nepageidaujamus kandidatus. Puikiausias pavyzdys tai iš to, kaip atrodytų nekaltais tokiais sprendimais, visiškai administraciniais, nustatyti tas balsavimo apylinkių ribas, kur yra kokia balsavimo apylinkė. Tai 2014 metų, man atrodo, rinkimai, kuriuose dalyvavo Algirdas Paleckis Naujojoje Vilniuje. Jau žinant, kad tenai bus Algirdas Paleckis, kad jisai kels savo kandidatūrą Naujojoje Vilniuje, kad jisai tenai turės absoliutų daugumos palaikymą, vyriausioji rinkimų komisija perbraižė ribas, prijungdama prie Naujosios Vilnios dar ir dalį Rasų seniūnijos šitų balsavimo apylinkių. Kam? Tam, kad atsverti tos Naujosios Vilnios balsuotojų balsus, atsverti šitais Rasų ir Antakalnio, taip, dar ir Antakalnio dalis balsuotojais. Aš tada buvau stebėtojas, Laurynai, tada dar buvau konservatorių lizde pačiam ir stebėjau rinkimus. Na va, aš irgi buvau šituose rinkimuose stebėtojas, rinkimų apylinkėje, Rasų seniūnijoje, tenai jokių pažeidimų nebuvo, rinkimuose pažeidimų nebuvo apylinkėse, ant žemės, kaip sakoma, bet iki to buvo jau paruošta, pridėtas tasai toks prolandsberginis elektoratas pridėtas prie Naujosios Vilnios ir maža to, jeigu tie, kas pamena, kaip vyko rinkiminė agitacija,
Landsbergių užsakyta šmeišto kampanija. Rinkimų paskutinę naktį, prieš paskutinę buvo tas atspausdintas leidinys kažkoks, jo? Apie tai. Taip, išleistas specialiai leidinys, gazdinantis, visų pirma, šmeižiantis Algirdą Paleckį, paskui gazdinantis Naujosios Vilnios, visų pirma, rinkėjus, kad štai jūs dabar būsite išdavikai ir jūs visi dabar būsite stebimi ir taip toliau. Į tai vyriausia rinkimų komisija niekaip nereagavo į tuos nelegalius šitos veikimo būdus, nes praktiškai, o jinai turėjo ką padaryti, jinai turėjo mažiausiai inicijuoti iki teisminį tyrimą dėl nelegalios šitos agitacijos, aiškintis, kas už kieno pinigus išleido ir taip toliau, ir po to tada tuos pažeidėjus rinkiminės agitacijos, tada nubausti. O tenai, jie nubaus konservatorius, nes propaganda prieš Algirdą Paleckį buvo konkrečiai už konservatorius, už konservatorių kandidatę Moniką Navickienę, kuri štai dabar po 2 kadencijų, taip sakant, apsišvietė jos ryšiai su mafija. Labai elementariai, su piniginė mafija, kuri grobė, vogė Lietuvos pinigus. Ir tų rinkimų metu ten procentų dalelė sprendė viską. Ir būtent tas juodasis PR'as konservų, o jie patys geriausi specialistai tose juodose technologijose, konservatoriai, landsbergistai, rusofobai, tai jie būtent daugiausia naudoja tų blogų technologijų. Tai labai paveikė rinkimus tuo metu. Tai matai, kai susideda viskas į bendrą katilą, visos tos priemonės, pakeisti rinkimo apylinkių ribas, leisti tą juodą antiagitaciją ir jos neužkardyti, leisti balsuoti žmonėms neregistruotiems apylinkėje, atvažiavusiems, toks rinkimų įstatymas, taip galima daryti. Bet kai visą šitą sudedama į krūvą ir tada išspaudžiamas reikalingas rezultatas. Kitas momentas, kur vyriausia rinkimų komisija, praktiškai spjaudama Lietuvos įstatymus, prakišo į valdžią, pagal užsakymą einančius liberastus, tai buvo praeitos kadencijos Seime Laisvės partijos atvejis. Laisvės partijos, kuri nespėjo paduoti dokumentų rinkiminių, bet rinkimų komisija juos priėmė jau po darbo laiko, kai bet kokia kita partija, bet koks kitas kandidatas būtų, taip sakant, pasiustas velniop ant 3 raidžių, viskas, pavėlavai tavo reikalas, pats kvailas, kad nesugebė įsipaišyti terminus. Laisvės partijai pro uždaras duris priėmė dokumentus, apiformino atgalinę datą ir viskas tvarkoje. Ir nėra problemų. Ir vyriausia rinkimų komisija savo bendrų sutarimų net neiškėlė klausimo, net nesvarstė tokio grubaus, akivaizdaus pažeidimo. Ir savaime suprantama, visai kadencijai dirbtinai įtrauktos į valdančią koaliciją antilietuviškos, antivalstybinės, šitos pronarkomaninės, propederastinės partijos veikėjus. Jų iš viso Seime neturėjo būti, ne tik valdančioji koalicija, bet būtent vyriausia rinkimų komisija ir tie, kas jai davė komandą priimti šitos dokumentus, padarė, kad jinai būtų. Bet jinai tuo pačiu pademonstravo, kad Lietuvoje įstatymai negalioja, kad Lietuva ne valstybė, o teritorija, kurioje kas kaip nori, tas taip tvarkosi. Nes jeigu mes būtumėm normali valstybė, tai įstatymai vienodai galiotų visiems. Ir paskui be abejo šitie paskutiniai prezidento rinkimai, paskutiniai Seimo rinkimai, irgi fantastiški šitie atvejai, kai galima išduoti balsavimo lapus, galima neišduodant balsavimo lapų rinkti elektroninius parašus, pažeidžiant įstatymus, kas buvo Šimonytės atveju. Tas absoliučiai neadekvatus laiko kiekis, per kurį susiregistravo visi Šimonytei reikalingi elektroniniai balsai buvo surinkti. Ir daugybė kitų pažeidimų, kuriuos ginčio, kurios nurodė Eduardas Vaitkus. Maža to.
vyriausios rinkimų komisijos taip atsitraukimas nuo to, kad du kandidatai negalėjo užregistruoti Lietuvoje rinkiminės sąskaitos, nes bankai Lietuvoje veikiantis atsisakė jiems registruoti. Ir vyriausia rinkimų komisija nieko nepadarė, kad šitą savivalę komercinių struktūrų, per kurias Lietuvos piliečiai čia yra išmetami už borto ir negali dalyvauti Lietuvos politiniam gyvenime, vyriausia rinkimų komisija nieko nepadarė. Man labai įdomu būtų, ką darytų vyriausia rinkimų komisija, jeigu Nausėdai neleistų užregistruoti šitos rinkiminės sąskaitos, šitie skandinaviški bankai, arba Šimonytė. Tada, aš manau, vyriausia rinkimų komisija surastų visus instrumentus reikalingus suvaldyti šitas komercinės struktūras, surastų formą pakeisti įstatymus, kad galima būtų sąskaitas registruoti kitur, kad galima būtų tenai pati vyriausia rinkimų atsidarytų savo sąskaitas ir jos vardu tada galėtų šitie kandidatai tomis sąskaitomis naudotis. Yra krūva variantų, kaip išspręsti tą savivaliavimą, jeigu, iš tikrųjų būtų noras, ne noras būtų, jeigu vyriausia rinkimų komisija dirbtų visuomenės ir valstybės labui, o ne atskirų klanų valdančių. Bet užtat, aš sakau, tu sakai, kad jinai blogai dirba, šiuo atveju kieno akimis žiūrėti. Visuomenės akimis, žmonių, kurie nori, kad Lietuva būtų valstybė akimis, taip, jinai dirba blogai, jinai iš viso. Tai yra nusikalstama struktūra, dengianti nusikaltimus ir pati vykdanti nusikaltimus. Tuo tarpu šitos valdžios akimis, tai yra labai gerai, puikiai dirbanti institucija. Ir dabar šitie paskutinės baudos Eduardui Vaitkui už tai, kad jisai darė laidas, pasikviestas į laidas, kalbėjosi nuotoliniu būdu su tavim. Tai vėl dar eilinis dvigubų standartų taikymas ir vyriausios rinkimų komisijos kaip instrumento susidoroti su politiniais oponentais, pavyzdys paprasčiausiai. O tai, kad dar lygiagrečiai nukentėjo Lietuvos liaudės partija, tai vėlgi yra absoliutus nonsensas, kadangi baudžia Eduardą Vaitkų, kuris nebuvo partijos narys, kuris buvo tik tai partijos rinkiminėme sąraše, bet baudžia partiją, kad jos rinkiminėme sąraše dalyvaujantis nepartiniai atstovai, vyriausios rinkimų komisijos nuomonė pažeidė šitą politinės reklamos tos reikalavimus. Vėlgi, absoliutus nonsensas ir politinių oponentų tiesiog sudorojimas. Žodžiu, VRK vykdo politinius užsakymus, sisteminių partijų politinius užsakymus. Čia yra jų instrumentas. Netgi ne užsakymus vykdo. Jinai nuosekliai dirba, naikindama galimus politinius konkurentus pačioj užuomazgoj. Taip. Pačiam tik tai bandyme kelti galvą, dėl ko Misiūno šitą neprileido į vienmandatinių apylinkų rinkimus, dėl to, kad jisai net šitą pavedimą padarė užstato iš užsienio banko. Žmonos sąskaitas, man atrodo, ten. Arba iš kitos sąskaitos. Žmogui, kuris pavedimą padarė per Lietuvos paštą, užstatą pervedė rinkimų komisijai. Neprileido ir negrąžino tų pinigų, savo pasisavino, pavogė pinigus. Praktiškai taip. Jeigu tu sakai, kad jie ne iš tos sąskaitos padarė pavedimą, neteisingai sumokėjo užstatą, tai ką? Tai tu grąžini tos pinigus. Taip, čia pavogė. Tai yra elementarus, bet kokioj elektroniniai, bet kokioj komercijai yra elementaru. Ne taip sumokėjo, ne taip padarė, ne taip apiformino pavedimą, grąžinami pinigai, susigrąžinamos prekės arba paslaugos. O dabar paslaugos nesuteikė, prie rinkimų neprileido, pinigus pasiėmė, špygą parodė ir dar kaltais padarė. Čia žiauru. Bandytų lizdas. Vagių ir bandytų lizdas. Taip. Bet tai yra ne užsakymas, tai yra sisteminė veikla. Sisteminė veikla yra tie, kurie gali dalyvauti rinkimuose, kurie žaidžia šitą demokratiją, yra tie, kuriems negalima dalyvauti ir kurios naikina visais įmanomais būdais. Ir svarbiausia, ir tai ne tik vyriausia rinkimų komisija tame dirba, aplinkui laksto prokuratūra pakėlusi uodegą, ieškodama prie bet ko galima prisiknysti.
netgi ten, kur negalima prisiknysti, bando prisiknysti. Ir šalia laksto dar policija ir mes dar nežinome, kokios tenai slaptosios tarnybos, klausosi telefoninių pokalbių ir taip toliau, bandydami, na, praktiškai susidoroti dar, preventyviai susidoroti ir išdeginti tiesiog tą politinį opozicijos lauką. Dar pamiršau paminėti, Laurinai, kad šitą skundą parašė konservų torpeda Dainius Žalimas, tas Grantososas, kaip jį ten gražiai pavadinti, grantų gavėjas. Teisės Minedas. Teisės Minedas, va. Čia labai nakas gražiai surado gražų terminą, taip? Jo, tas pats žmogus, kuris neteisėtai buvo Konstitucinio teismo pirmininku. Fantastika, kurio veikloje ir kurio pasisakymuose pilna įstatymų pažeidimų. Totalus teisinis nihilistas. Totalus, va šitas realiai, va tas idealus pavyzdys, kai žmogus prisistatantis liberalų, faktiškai realizuoja fašistinę tokią ideologiją ir tokį reikalauja griežtos fašistinės diktatūros. Jo, tai gal dabar, kad laiko mums užtektų, pereisiu prie kitos temos, apie Algirdą Paleckį norėtųsi pakalbėti, mūsų bendražygį, žmogų, kurį ir tu ir aš labai gerbėm, ir dėl jo veiklos, dėl jo sąžiningumo, ir žmogus dabar kaip, yra politinis kalinys, tai prasme kali, sakykime, dėl visų mūsų, sakykime, galim netgi taip įsireikšti. Etikai, galima aš įsiterpsiu. Taip, žinoma. Dėl to termino politinis kalinys. Prieš 100 metų buržuazinė Lietuva buvo žymiai sąžiningesnė valstybė negu dabartinė. Nes buržuazinė Lietuvoje buvo politiniai straipsniai. Buvo oficialiai sodinami žmonės baudžiami už politinę veiklą. Politinė veikla buvo uždrausta. Ir viskas buvo aišku. Čia žmogus užsiėmė politiką, jisai nori keisti valdžią, jisai nori keisti sistemą, mes jį už tai sodiname į kalėjimą, nes pas mus įstatymais yra uždrausta tokia veikla užsiimti. Tuo tarpu pas mus dabar šitą deklaruojama žodžio laisvė, nuomonės laisvė, prašau dalyvauk politikoje, prašau keisk tą valdžią nesmurtiniu būdu. Nesmurtiniu būdu mes galime bet ką padaryti. Mes galime Lietuvą nesmurtiniu būdu padaryti šitą Rusijos federacijos dalimi. Mes galime nesmurtiniu būdu pasiprašyti jį būti prijungti prie Baltarusijos Respublikos, teoriškai, ar ne? Bet neduok Dieve tavo mintis, tavo idėjos ir tavo politinė veikla realiai prieštaraus šitai grobuoniškai kolonijiniai valdžiai, tada atsiras, tu būsi už savo tą politinę veiklą, nuteistas, pasodintas, sunaikintas, bet aišku, ne pagal politinius straipsnius. Ir dabar, aš manau, kad reikėtų ko gero kažkokio verifikuoto instrumento, kažkokios schemos, pagal kurią mes realiai galėtumėm praeiti, patvirtinti, deklaruoti ir pasakyti, štai šitas žmogus pagal visus parametrus yra politinis kalinys. Nuteistas pagal tą straipsnį, bet realybėje tai yra politinis kalinys. Kad anai pusiai, kuri kaltina Algirdą Paleckį antivalstybinę veiklą, špionažų ir taip toliau, ir Algirdas Paleckis toksai yra ne vienas taip kaltinamas, kad anai pusiai nebeliktų argumentų, kad mes turėtume 100% tokį faktą, patvirtinimą, nežinau, kokios nors tarptautinėme lygyje, kad štai pagal visus šitos parametrus yra politiniai kaliniai. Ir Lietuvoje yra pagal faktą veikianti diktatūra politinė. Jo, ir čia gaunasi kaip ir su VRK, mes jau su taim apkalbėjom, jie kaip nori taip varto, ir čia dabar teismai irgi gaunasi kaip nori taip varto. Pirmos instancijos Kauno apylinkės teismas buvo pripažinęs Algirdą Paleckį kaltu dėl Lauryno Kasčiūno šmeižimo. O dėl tų, ką jis pasisakė apie tos miško brolius blogai, dėl to jį buvo išteisinę. O dabar paėmė, jie apvertė aukštinkojom, išteisino
dėl Laurino Kasčiūno atseit jau nebešmeižė, o apkaltino dėl to, kad pacitavo Dalios Grybauskaitės diplominio darbo dalį, sakykim. Tai pacitavo Algirdas tiesiog. Pasakęs, kad miško broliai nužudė ten apie 25 000 civilių gyventojų, tame tarpe 1000 vaikų buvo. Tai ir už tai jisai gavo dabar metus ir 10 mėnesių ir 18 dienų laisvės atėmimo. Tik aš nelabai supratau, ar čia jam pridėjo visą šitą terminą, ar čia jam bendras visas šitas terminas dabar liko kalėti. Tai jeigu bendras terminas liko kalėti, vadinasi, jam dadėjo 7 mėnesius. Tai va šitoj vietoje aš nelabai supratau. Ne, Algirdui Paleckiui apeliacinis teismas pridėjo prie dabar dar neatliktos bausmės, pridėjo va šitą papildomus metus ir kiek ten 10 mėnesių. Prieš tai pirmos instancijos teismas irgi pridėjo bausmės, bet jinai buvo metais trumpesnė. Na, tai šitas apeliacinis teismas, kaip tu sakai, dėl to epizodo, dėl kurio pirma instancija pripažino kaltu, išteisino, o dėl to epizodo, dėl kurio pirma instancija išteisino, pripažino kaltu ir įlipdė ilgesnę šitą laisvės atėmimo bausmę. Ir tame buvo šita esmė, dėl ko apeliacinis teismas taip pat apvertė šitos sprendimus pirmos instancijos. Nes pirma instancija turbūt pabijojo bausti, priimti apkaltinimą nuosprendį pagal abu šitos kaltinimus ir jo labiau, kad iš tikrųjų Algirdui Paleckiui inkriminuojamas nusikaltimas, kad jisai cituoja Dalią Grybauskaitę, jos mokslinį darbą, pagal kurį Dalia Grybauskaitė turi savo apsigynusi disertaciją. Nesvarbu, kad tai yra tarybiniais metais, bet yra galiojanti, jinai yra nepanaikinta, jei mokslinis vardas nėra atimtas. Jeigu jisai būtų Dalios Grybauskaitės anuliuotas mokslinis darbas, akademinės veikla būtų anuliuota, jeigu jinai būtų atsižadėjusi savo šito mokslinio darbo, savo disertacijos, tada galėtum sakyti, ją privertė, jinai nežinojo, jinai tuo metu gyveno žiauriomis okupacijos sąlygomis. O dabar jinai naudojasi tais savo tarybinių metų pasiekimais, tarybinių metų įdirbių ir lygiai taip pat kaip tas profesorius Vytautas Landsbergis, tarybinis profesorius, tarybinis muzikologas, nusipelnęs LTSR kultūros veikėjas. Ir dabar už Algirdą Paleckį nuteisė už tai, ką Dalia Grybauskaitė prirašė tarybiniais metais. Fantastika! Prirašė ir neatsižadėjo to. Žodžiu, šiuo atveju apeliacinis teismas, kuris, paprastai būna atvirkščiai. Apeliacinis teismas pasistengia, truputį niveliuoti pirmos instancijos tokius išsišokimus, sumažinti, pavyzdžiui, bausmę, sutrumpinti, formuluotę truputį pakoreguoti. Šiuo atveju apeliacinis teismas pasielgė lygiai atvirkščiai. Aš spėjau grinai dėl to, kad priėmus tą nuosprendį pirmam instancijos teisme, pasimatė, kad visai netrukus jau, kaip ir dar šitai kadencijai nepasibaigus, Algirdas Paleckis išeis į laisvę ir vėl galės užsiimti politinę veiklą. Ir štai, žiūrėkite, sekantiems rinkimams, jisai gali, jam užtekti laiko paruošti politinę programą, vėl surinkti kažkokį politinį brandolį partijos pavidalu ar judėjimo pavidalu ir vėl bandyti kišti pagalius šitai sistemai ratus. Juo labiau, kad prezidento rinkimai, pademonstravo 7% su viršum už žmogų, kuris kardinaliai priešingą nuomonę visai oficialiai pozicijai pareiškė. Kad žmonės nesibaido tokios nuomonės, kad žmonės nebijo už ją balsuoti. Ir štai dabar dar Algirdas Paleckis išeis iš kalėjimo. Ajai, kas gali būti? Mes prarandame kontrolę. Mes dabar per šitos demokratinius rinkimus, ar ne per visą šitą cirką, galime nesuvaldyti situacijos. Žiūrėk, atsiras ten Seime jų atstovai. Netyčia dar į Europos parlamentą praeis jų atstovai. Baisu, kur mes rytamės. Ir dėl to, jau čia grinai politinio užsakymo vykdymas ir apeliacinis teismas tą švelnesnę bausmę panaikino
Ir pridėjo, vat, už šitą lietuvių pokario didvyrių kovą ir kovos šmeištą pridėjo tą griežtesnę bausmę. Nes grinai ten tas apšmeižti asmenį, yra mažiau, mažesnė bausmė už tai, negu už apšmeižti visą Lietuvos laisvės kovą. Nekalbant apie tai, kad istorinėse dokumentuose pilna faktų ir apie šitos nacistų kolaborantų nusikaltimus, ir apie pokario banditizmą, ir vertinimą amžininkų, ne tik gyvenusių Lietuvoje, bet ir tarp emigracijos buvusių šitos visos kovos, kaip ne kovos už laisvę, o kaip kova prieš pačią lietuvių tautą. Dabar net nežinau, ar galima cituoti Joną Aistį, nes jeigu už Grybauskaitės citavimą žmogų nuteisė, tai Jonas Aistis, išeivijos poetas, kuris pasakė, kad tokia kova už tautą, kurioje tam, kad nužudyti vieną priešą, nužudomi 9 lietuviai, yra labai abejotina, nes pagal statistiką vienam šitam kariškiui, vienam tam savanoriui, vienam liaudės gynėjai, kurie kovojo prieš miškinius, žuvusiam 9 nužudyti civiliai, 9 nužudyti kaimiečiai, tas patys paprasčiausi žmonės. Dažnai apskritai net su politika nieko bendro neturintis, nei užimantis ant kažkokių šitų darbų, pareigų, ar kolūkiuose, ar partinėse struktūrose. Santykis yra, kai va taip pasidedi statistiką, tai akivaizdu pasidaro, kad kalbėti apie kažkokią šventą kovą, apie Lietuvos išvadavimą, tai yra absurdas. Nušauti vieną žmogų su šautuvu, ir šalia nušauti 9 civilius. Tame tarpe taip, vaikų virš 1000, o kūdikių mažamečių apie 500. Tai iš viso jau žudyti mažamečius, žudyti kūdikius, čia protų nesuvokiama. Tai jau yra taip, tai jau yra pats tikriausias genocidas. Ir kai šita mūsų išversta skūrių valdžia kaltino tuos kovotojus prieš banditizmą, kaltino lietuvių tautos genocidų ir bandė tą pratemti pro tarptautinės institucijas, kad čia Lietuvoje buvo lietuvių tautos genocidas. Tai čia iš tos pačios serijos, kad kom pats smirda, tom kitus tepa. Nes realiai genocidas buvo vykdomas iš anos pusės. Iš to pokarinio banditizmo. Kas tenai dalyvavo, kiek tame apgautų žmonių ir taip toliau, tai yra istorinių diskusijų klausimas, kurio galbūt aš šitą siūlyčiau iš viso, tam, kad nekiršinti mūsų visuomenės ir juos neskalinti, šitą klausimą apskritai atidėti. Užkonservuoti, palikti, atidėti nagrinėjimui po 50 metų, kai jau nebebus... Kai būsime tam pasiruošę jau. Jo, kai mes būsime pasiruošę, kai nebus galima politiškai manipuliuoti specialiai, ar ne, ir kiršinti visuomenės. Bet ne, šitos valdžios principas yra skaldyk ir valdyk. Ir todėl jie šitom skausmingom temomis, lietuvius skaldo tarpusavyje, nes daugybė žmonių savo artimųjų pasakojimuose atmintyje išlaikė tą pokario siaubą, kai jie buvo terorizuojami šitų miškinių banditų. Kita pusė pasakoja savo siaubus, kaip jas terorizavo tarybinė valdžia. Ir šitie žmonės, kol tas bus gyva atmintis, jie tarpusavį nesusišnekės ir nesusitaikės. Tai šita valdžia, žinodama tą mūsų tautos skaudulį, jinai specialiai tenai, vietoj to, kad leistų žaizdai užgyti, ten nuraminti ir taip, ne, jinai specialiai jie ištraskė ir dar kyla druskas. Jie dirba ant skaldimo, mes dirbam ant suvienimo. Gaunasi taip, mes jau su tavimi išsiaiškinom, kad VRK dirba ant skaldimo, kad teismai dirba ant skaldimo, ant, sakykime, aptarnavimo šitos politinės elituko to. Ir žodžiu, gal dar
mes kelias 5 minutės beveik, mums beveik liko, ne tiek ir daug. Gal aš norėčiau tada, kad tu papasakotum, kas ten vakar buvo prie tos JAF ambasados, nes tiesą pasakius, aš stebiu, kad tavo visą, taip sakant, veiklą. Aš pats nemačiau, kad vakar ten kažkas buvo, tai galbūt papasakokim kažkiek tai mūsų žiūrovam. Taip, vakar prie JAF ambasados Vilniuje vyko piketas, kurį suorganizavo viešoji įstaiga Pilietinė žiniasklaida iš Klaipėdos. Ir kokiu tikslu? Tam, kad pranešti naujajai Jungtinių Amerikos valstijų valdžiai apie tai, kad Lietuvoje yra paminamos žmonių teisės, kad Lietuvoje yra persekiami žmonės už savo nuomonę ir kad Lietuvoje nėra demokratijos. Ir piketuotojai kreipėsi į naująją JAF valdžią su viltimi, kad bus išgirsti. Na, o kaip pavyzdį ir tokį, kaip čia, faktinę medžiagą, faktinį pagrindą tokiam kreipimusi, tai būtent dabar vykstantis teismai dėl taip vadinamos riaušių bylos ir teismas prieš mokytoją Astrą Strauskaitę dėl neva rengto valstybės perversmo. Na, va taip kaip tokia faktinė medžiaga. Tai įdomus momentas. Na, tam, kad nereikėtų leidimų atskirų, buvo paskelbtas piketas, 7 piketuotojai, 3 filmuotojai, ar ne, na, tarp kurių vienas ir aš transliavau gyvai į savo lietuvišką kanalą Ragelskis TV YouTube'e, o atvaryta teisėsaugos prižiūrėti, na, lygiai tiek pat, kiek protestuotojų, kiek piketuotojų. 2 ekipažai viešosios tvarkos tarnybos, tai yra savivaldybės. Aš niekada jokiam renginyje, jokiam pikete, kiek žiūrėjau, kiek dalyvavau, kiek stebėjau, filmavau, nemačiau, kad savivaldybė siūstų savo viešosios tvarkos tarnybą. Na, jie nėra policijos pareigūnai, bet jie yra savivaldybės atstovai, jie įgalioti prižiūrėti viešąją tvarką, šitą bausti už kelių eismo taisyklių pažeidimus, ten stovėjimo šitos vairuotojus neteisingai transporto priemonės paliekančius, ten šiukšlintojus ir taip toliau. Jie tokia jų yra paskirtis. Na ir vienas policijos ekipažas su 3 policininkais. Na, tai dėmesys iš valdžios pusės, kad nedaug dieve šventoj vietoj prie JAF ambasados kažkas nutiktų, labai ir labai didelis. Na, piketuotojai, ką jie padarė? Jie įteikė JAF ambasadai savo pareiškimą ir laišką prezidentui. Ir tikisi, kad tas laiškas iki JAF nukeliaus. Tikėjosi, kad galės įteikti ir pabendrauti tiesiogiai ambasadoriai Jungtinių Amerikos valstybių. Bet kur čia su tokiais aborigenais, tokiem šventiems žmonėms bendrauti. Taip, kad ambasadoriai nepasirodė, turėjo palikti šitam dokumentui. Tai ten ta ambasadorė dar sena užsilikusi nuo tų demokratų dar, ar ne? Na, jinai ne visai sena, jinai dar metų nepraėjo, bet jinai praėjusios JAF valdžios yra paskirta. Bet įdomus momentas, nuo berods 19 metų prie JAF ambasados nekaba valstybinė JAF vėliava. Kaip įdomu. Jie kaip nusileido tą vėliavą, o prieš tai buvęs ambasadorius netgi buvo kuriam laiku iškėlęs šitą seksualinių deviantų vėliavą. Tai nuo to laiko, jau kiek, daugiau negu 6 metai, JAF ambasada Lietuvoje, taip nusiasmeninusi. Praktiškai, kaip aš sakau, jeigu valstybės atstovai, savęs nenori pristatyti kaip su visom valstybės regaliam, tai galbūt jie visai ne tai valstybei atstovauja. Gal jie kažkokie piratai yra, šiandien įsisukę lizdą ir šiandien terrorizuojantis mūsų teritoriją. Na, bet kuriuo atveju šitas piketas
mano akimis žiūrint, gana komiška prašyti tų su kieno priežiūra ir su kieno palaiminimu čionai siautė būtent šitie teisiniai nihilistai, šitie persiekiantys žmonės už tai, kad jie drįso protestuoti, drįso susirinkti į mitingą prie Seimo, persiekiantis tą pačią mokytoją Astrą Astrauskaitę už tai, kad jinai drįso organizuoti mitingus, drįso kalbėti apie tai, kad Lietuvoje įvedinėjama šitą liberacinę diktatūrą, to kovidinio suvaržymo laikotarpiu ir visos tos karinės isterijos pradžioje. Tai yra komiška. Čia tas pats, kas kumečiai ateina prie savo pono langų, ten pasibarškinti ir pasiskūsti, kad pono Tijūnas juos labai taip skaudžiai engia ir labai juos į lažą varo. Bet ką padarysi? Koks mūsų politinis pasaulis, koks mūsų supratimas, taip mes ir gyvename. Laurinai, aš tau labai dėkoju už dalyvavimą mūsų laidoje Kaimynai, kuri išeina na kanale Granį Svobody, Laisvės ribos. Priminsiu, kad dalyvavo Aidikas Jagelavičius, Geros kaiminystės forumo pirmininkas Baltarusijoje ir politologas, blogeris Laurinas Ragelskis. Ačiū už dėmesį. Dėkui visiems, iki kitų kartų. Viso geriausio.